Airsoft naujokų tipai. Nuomininkas. Jis atėjo su išsinuomota įranga, kad pamatytų, kas čia per daiktas. Ginklas, apsauga, šratai, viskas ne jo, bet skausmas jo. Bet jam patiks? Po mėnesio jis žiūrės į 300 eurų kainuojantį ginklą ir verks. Sveiki atvykę, kitos išeities nėra. Romantiškas snaiperis. Jis pažiūrėjo vaizdo įrašą apie snaiperius ir priėmė gyvybiškai svarbų sprendimą. Šautuvas su varžtiniu už raktų. Tik šautuvai su varžtiniu už raktų, jokių kompromisų. Pirmas žaidimas viską paaiškino. Priešai bėga arti, o šautuvas su varžtiniu už raktų yra brangi lazda artimoje kovoje. Po 3 žaidimų jis jį pardavė, nusipirko automatinį šautuvą ir tapo normaliu žmogumi. Kartais naktimis jis sapnuoja krūmus ir tobulą šūvį, kuris niekada neįvyko. 3. Atsargus žvalgas, bijantis būti pataikytas kamolio. Jis sėdi už priedangos, neiškiša galvos, galvoja. Ir dar šiek tiek galvoja. Žaidimas baigėsi neiššovus nė vieno šūvio, bet jis žino visus kampus, pozicijas ir kur bėgs priešas. Jis netyčia tapo gudrus. Taip nutinka. Taip nutinka.